Lietuvos mokyklos susiduria su iššūkiu priimti ir ugdyti vaikus, kurie dėl karo Ukrainoje buvo priversti palikti savo gimtąją šalį. Šie mokiniai atvyksta patyrę karo traumas, nemokantys lietuvių kalbos ir turintys skirtingą mokymosi patirtį. Šiame reportaže norime atskleisti, su kokiais sunkumais susiduriama, kokie sprendimai padeda integracijai ir kaip keičiasi mokyklos bendruomeniai. Užsukime į Marijampolės Ryto progimnaziją. Kaip Marijampolės Ryto progimnazija priėmė ir iki šiol integruoja iš karo bėgančius Ukrainos vaikus į ugdymo procesą? Esame ta mokykla, kuri priėmėme pirmąją bangą pabėgėlių vaikų, turėjome 15 mokinukų, iš tikrųjų to nerimo turėjom ir galvojom, kaip padėti vaikui, nes supratom, kad ne tik apie ugdymą turbūt kalbėsim, bet ir apie psichologinės problemas. Ir kai pirmą kartą peržengė mūsų mokyklos duris, pamatėm ir mokinių, ir mamų išsigandusius veidus, nes aišku buvo neramu ne tik mum, bet ir žmonėm, kurie atvažiavo į mūsų šalį, tikėdamiesi pagalbos. Tikrai mokykloje jautėsi pakankamai saugus, išskyrus tos atvejus, kai reikėjo eiti į lauką, skrisdavo lėktuvai ir tikrai vaikams tada būdavo daug nerimo ir čia ir mokytojų pastangų dėka, bendrystės dėka, tie tiesiog dalykai buvo sprendžiami. Dar ką mes supratom iš tikrųjų, kad psichologinės pagalbos vaikams reikia, tai irgi buvo kalbėta su psichologais, tiek mokyklos, tiek psichologais dirbančiais ne mokykloje ir mokinukai būdavo tokios grupės sudaromos, kada važiuodavo, psichologiniai užsiėmimai buvo vykdomi, kad tą įtampą, nuimti. Šiai dienai mes turim 10 tokių mokinukų, turim ir pradinėse klasėse, ir vyresnėse klasėse. Kada vaikas atvyksta į klasę, sudarome jam individualų ugdymo planą ir auklėtojas numato, kurie vaikai savanoriaus ir padės tam vaikui adaptuotis mokykloje, įsilieti į klasės gyvenimą. Mokytojai savo ruožtu, aišku, mokiniam diferencijuoja, individualizuoja užduotis ir kadangi dabar mes nebeturim klasės tokios, kaip turėjom, kad mokosi tik lietuvių kalbos, tai tas vaikas panartinamas iš karto į klasę. Ir čia turbūt yra pagrindinė problema, pagrindinis sunkumas, nes jie turi veikti kalbinį barjerą, o paprastai šeimose vaikas mokykloje mokosi lietuvių kalbos, bet šeimos jos tėveliai nelabai linkę mokytis lietuvių ir vaikas grįžta ir toliau jie kalbasi ar tai rusų, ar tai ukrainiečių kalba ir tas kalbinis barjeras iš tikrųjų yra didžiausia problema. Kaip keičiasi mokyklos bendruomenė integruojant karo pabėgėlių vaikus? Ar pastebite daugiau tolerancijos, o gal naujų iššūkių, o gal naujų iniciatyvų? Tai taip, kada šitie vaikai, kai ypač buvo pirmoji banga, tai visi mes ten darėm tokį salį, pristatėm vaikus, tai plojimai, kitiem net ašaros buvo vaikam, nes jie priėmė labai rimtai. Dabar, aišku, apsipratę, bet mes turim tuos vaikus, kurie turi ukrainiečiai, kurie turi daug lietuvaičių, su kuriais bendrauja ir palaiko tuos tokius ryšius. Ir tiem vaikams savo tokia atjauta viskas tai yra, ir lietuvaičiams tai yra labai gerai, kad jie tą kaip globėjai gali suteikti. O kaip šį pokytį priėmė tėvai? Mokinių tėvai mūsų kažkokios reakcijos nebuvo. Jie žinojo, kad taip mokosi, bet kad ten sulaukti iš tėvų, kad čia ar gerai, ar blogai, ne. Mes taip, bet šiaip tėvai taip būna pasyvesni. Nebent jei problemos ateina, problemų nebuvo, taip. O kokios pagalbos valstybės, savivaldybės trūktų, kad ukrainiečių vaikų integracija mokykloje vyktų dar sklandžiau? Šiaip valstybė skyrė pradžioje tikrai daug lėšų, buvo papildomai apmokama mokytojams už tą darbą, bet šiuo metu ir tada reikėjo, ir šiuo metu mums gal reikėtų, atskirų vadovėlių, kurie būtų pritaikyti ukrainiečių galbūt tai integracijai, kad lengviau būtų. Problema yra, kai
mes dar vienas mokinukas atvažiavo, geras, labai tėvai tokie, viskas atvažiavo, tas mokinukas, jisai pavasarį. Ir jis visiškai nekalba lietuviškai, o jam reikia ir matematika, jam reikia ir fizika, ir istorija. Lietuvių kalbą atskirai mokom, tai taip jau mokytos įpratę. Ir jam yra labai sunku, kad jei būtų kažkokie dalinai bent kažkokie lengvi ukrainiečių lietuvių kalbos, tas toksai vadovėlis, aš suprantu, tai sudėtinga, tai būtų labai gerai, nes vaikams dabar atvykusiems, kurie visiškai nemoka, yra sunku. Su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrėte? Būtent tas kalbos barjeras ir buvo didžiausias iššūkis? Taip, nes vaikai iš tikrųjų, žinot, jie atvyksta į bendruomenę, jie nori vaikų, jie nori bendrystės, jie nori įsilieti į kolektyvą, o mūsų vaikai, tada ta rusų kalba jiem yra sudėtinga, o šitiem vaikam nėra papildomų tų lietuvių kalbos pamokų, kaip būdavo ta klasė lietuvių kalbai mokytis. Tai tas barjeras tikrai yra pagrindinis sunkumas. Pagal ugdymo planus rekomenduotina, kad vaikam, kai vyksta tai klasiai lietuvių kalba, jie galėtų mokytis A1, B1 atskirai su dalyko mokytoju. Bet čia mums iškyla problema dėl žmogiškųjų išteklių, nes mes neturim tiek mokytojų, kurie galėtų tuo pačiu metu mokyti vaikus iš Ukrainos, nes užsipildo mokant klases. Ar galite teigti, kad integracija pavyko? Taip. Integracija pavyko ir dar nuo tų pačių vaikų priklauso, vieni labai greit, po mėnesių jie jaučiasi čia kaip savi, kiti vaikai vėl nuo jų patirties įgytos Ukrainoje ir nuo to kokiuose mokyklose, kurioje vietoje gyveno, kitiems ilgiau užtrunka, bet tikrai jie yra primami ir nekelia problemų vaikų atvykimas. Jie integravosi, todėl kad, sakykime, tos sunkesni gal pirmi mėnesiai būna, kada reikia susipažinti, reikia pamatyti ir mūsų kultūrą, tą aplinką, žinot. Bet kad jie, ta tendencija yra tarpusavį labiau jungiasi, ukrainiečiai su ukrainiečiais, pertraukų metu, kada ta bendrystė, tai taip, čia turbūt natūralu.